Because our immune system is becoming unbalanced. Kadangi tada mūsų imuninė sistema yra nesubalansuota. Just to put it into pictures what it means. Čia pateikiu kelis paveikslėlius, kągi tai reiškia. This emphasizes, of course, high-value fish oils, salmon in this case. Šitas paveikslėlis, žinoma, čia yra lašiša ir ji reiškia aukštos kokybės riebalus. We have olive oil, which contains a lot of oleic acid. Taip pat čia yra alyvų aliejus, kuriame yra labai kažkokios rūgštės. Which is a good thing in our diet. We know from the Mediterranean diet. Mes žinome, kad tai yra geras dalykas, nes alyvuogių aliejus yra populiarus Viduržemio jūros mityboje. But things like bacon from the UK diet. Tačiau čia jau yra kumpis, kurį labai mėgsta Britai. Bringing far too much saturated fat. Ir kumpyje yra per daug sočiųjų riebalų. And every country has its own kind of bacon. Ir žinoma, kiekviena šalis turi va tokį kumpį, tokį savo produktą, kurį mėgsta vartoti. Although I haven't found yours yet. Bet aš dar nesupratau, ką lietuviai mėgsta. You have one? It's typically British, actually. Tai iš tiesų tipiška britiškas maistas. Well, the European Union, that point about the fat and the obesity, the European Union are taking it very seriously. Tačiau Europos Sąjungos institucijos į riebalus, į nutukimą, į viršsvorį žiūri labai rimtai. Because they see the costs of this big public health problem. Tačiau, kadangi jie gali matyti, kiek tai kainuoja, kai žmonės serga. Because they know that overweight leads to other problems in later life. Kadangi jie žino, kad viršsvoris gali sukelti kitų sveikatos problemų tolesnėme gyvenime. And so in 2005, some very large projects began in the European Union. Ir 2005 metais buvo pradėtas vienas labai didelis projektas Europos Sąjungoje. There's 16 participating European countries. Ir jame dalyvauja 16 Europos Sąjungos šalių. 38 institutions across Europe are involved. Ir taip pat 30 įvairiausių organizacijų. And the projects are looking at why nutrition in early life makes such a difference to lifelong health. Ir projektas tyria, kodėl mityba ankstyvajame amžiuje yra tokia svarbi tolesnėme gyvenime. Ir kokį skirtumą galima pajusti. When we say early life, we mean also the developing baby in the mother's womb. Kai mes sakome ankstyvajame amžiuje, mes turime omenyje ir vaiką besivystantį iki gimimo, tai yra motinos įsčiose dar. Because the nutrients she receives make such a difference for her infant. Kadangi maistinės medžiagos, kurias gauna besilaukianti mama, labai gali būti svarbios ir vaikeliui. Now you can find out, because there's public access to this project. It's called www.metabolic-programming.org. I don't know if you can read that. Jūs apie šitą projektą galite labiau pasiskaityti internete. Yra visuotinė prieiga. Adresas yra www.metabolic-programming.org. And you can download some useful publications from this site. Ir jūs į šitą tinklalapį galite parsisiųsti keletą labai naudingų straipsnių. Okay, I've emphasized fat quality. Taigi, pabrėžiau riebalų kokybę. And one other project related to this one is called Perilip. Ir kitas svarbus projektas, kuris yra susijęs su šituo projektu, yra vadinamas Perilip. And it's investigating the quality of dietary fat during pregnancy and lactation. Ir šitas projektas tyria mitybos riebalų kokybę ir sąsają su nėštumu ir su maitinimu krūtimi. And there it's emerged that, and it's been known for many years, that women who are pregnant and lactating do not get enough omega-3. Ir jau daugelį metų buvo žinoma, kad tos moteris, kurios laukiasi ir tos, kurios maitina krūtinę, negauna pakankamai omega-3 riebalų rūgščių. It seems that omega-3 is really the biggest problem in terms of fat quality. Ir kalbant apie riebalų kokybę, yra aišku, kad omega-3 yra labai didelė problema. The
findings from the project have revealed many benefits to both mother and child. Ir išvados, kurias pateikė šie tyrimai, parodė, kad nauda omega-3 yra labai didelė tiek motinai, tiek kūdikiui. And something that many of you might find surprising. Ir kai kurie duomenys iš tiesų jūs gali nustebinti. It seems that omega-3 that the mother receives during pregnancy Omega-3 riebalų rūgštys, kurias gauna moteris nėštumo metu, can even influence the way the baby grows. Gali turėti poveikį, kaip kūdikis augs. So that the pattern of growth of the baby is healthier. Taigi, kūdikio augimo modelis jau yra sveikesnis. When the mother has enough omega-3. Kai motina vartoja pakankamai omega-3 riebalų rūgščių. It seems that children had put on more of the wrong kind of fat. Ir dabar vaikai atrodo, kad vartoja per daug netinkamo riebalų. When they hadn't had the right level when the mothers hadn't had the right level of omega-3. Jeigu jų motinos nevartojo pakankamai omega-3 riebalų rūgščių. So it's an area that I'm sure you'll see a lot of this in the future. How important omega-3 are. Ir tai yra ta sfera, kurią jūs galite ateityje labai daug apie kurią sužinoti. Ir tai tik rodo, kokios yra svarbios šios rūgštys. A lady called Maria Makridis, not mentioned here, has made a good review on this topic. Ir šią temą Marija Makridis labai rimtai ją tyrinėjo ir geras išvadas padarė. So just emphasizing the importance of these, what I call superstar nutrients, omega-3. Taigi, pabrėždama šių svarbių omega-3 riebalų rūgščių svarbą, first looking a little bit at how they balance the immune system. Noriu pabrėžti, kad pirmiausia, jos turi įtaką imuninės sistemos balansui. Because we know immune response. Mes žinome, kad imuninė reakcija, imuninis atsakas, it's influenced by the quality of dietary fat. Jam įtakos turi mityboje esančių riebalų kokybė. And that DHA and EPA ir DHR ir EPR rūgštis. They help regulate the immune system. Jos reguliuoja imuninę sistemą. And help control inflammation. Ir taip pat padeda kontroliuoti uždegimus. And again we come back to this question, what is inflammation? Ir vėl mes sugrįžtame prie šio klausimo, kasgi yra tas uždegimas. Now inflammation is a normal part of our immune response. Uždegimas tai yra normali mūsų imuninės sistemos reakcijos dalis. It helps us fight invading pathogens. Ji padeda mums įveikti mus puolančius patogenus, tai yra ligos sukėlėjus. Like viruses and bacteria. Tokius kaip virusai ir bakterijos. And it helps us heal wounds. Ir taip pat jie padeda mums užgydyti žaizdas. Just as we see here. Kaip matome šiame paveikslėlyje. But we have a kind of inflammation going on inside us. Tačiau mūsų viduje, organizmo viduje taip pat gali vykti uždegimai. Because sometimes it gets out of control. Ir kartais jie visiškai nekontroliuojami. The immune system does a job. Ir tuo metu visą darbą atlieka imuninė sistema. But sometimes the signals get a bit mixed up. Tačiau kartais signalai gali būti šiek tiek tokie sumaišyti. And our immune cells sometimes produce too many of what we call inflammatory substances or mediators. Ir kartais imuninės ląstelės pradeda gaminti per daug uždegiminių medžiagų, kurias mes vadiname uždegimo mediatoriais. We know this happens when we have the wrong kind of dietary fat. Ir tai atsitinka, kai mūsų mityboje yra per daug netinkamų riebalų. When the quality of the fat in our membranes. Kai mūsų membranose esančių riebalų kokybė. And our immune cell membranes. Ir mūsų imuninių ląstelių membranos. When it's slightly out of balance. Kada jos yra disbalansuotos. When we add omega-3, EPA and DHA. Kada mes vartojame omega-3, EPR ir DHR rūgštis. They tend to make they control the inflammatory substances. Tada prasideda šitų uždegiminių medžiagų kontroliavimas. And you get other substances that are made that are actually anti-inflammatory. Ir tada galime gauti kitų medžiagų, kurios iš tiesų yra prieš uždegiminės.
these are substances that are protective and repair the damage in our body. Ir tai yra tos medžiagos, kuris mus apsaugo ir padeda užgydyti žaizdą padarytą žalą mūsų organizme. Now it really is the same as that concept of cellular nutrition that you know from GNLD. Tai yra ta pati koncepcija, kurią jūs jau žinote iš GNLD apie ląstelių mitybą. Here we're talking about influencing the membranes of